Labą diena. Mes tęsėme kelionę. Mūsų tikslas surasti Šiaulių fotografijos muziejų. Va čia jis ir randasi. Pakilę į trečią aukštą mes pamatysime balkoną, kuriame galima apžiūrėti miestą. Toliau mes keliausime iki Šiaulių radijo muziejaus. Va, mes skrendame virš Vilniaus gatvės į priekį, į vakarus, kur yra pastatas, kuriame įsikūręs Šiaulių radijo muziejus. Ten surinkti eksponatai, tai yra radio aparatai, televizoriai, kurie buvo naudojami Šiauliuose. Va čia yra muziejus įsikūręs, yra daug eksponatų įdomių, kuriuos galima mes čia pamatyti. Toliau mes skrisime iki dailės galerijos, jie visai netoli, tenais link Turgaus, truputį matosi. Va, toj nusileisim ir kur mes matome Šiaulių dailės galeriją įsikūrusi. Toliau mes grįžtame atgal į Dilžės gatvės ir kur mes norime surasti Šiaulių Janonio gimnazijos muziejų. Jis įsikūręs istorinėme pastate, prieškarinėme. Pagaliau pasiekėme Tilžės gatvę ir mes turime pasukti į dešinę, į pietus. Va, čia ir matome Juliaus Janonio gimnaziją, kuriame įsikūręs Juliaus Janonio gimnazijos muziejus. Toliau eidami link tilto mes pamatysime šokolado muziejų. Jis yra Rūtos saldainių fabriko muziejus. Čia galima susipažinti, kaip gaminamas šokoladas. Labai įdomu sužinoti, kaip reikia tiksliai pagaminti šokoladą. Na, mes čia esame jau virš tilto geležinkelio, kur tuo keliu, kuriuo mes matome važiuoja mašinos, pasieksime geležinkelio muziejų. Geležinkelio muziejus va yra prie užpakeliamų vartų, pro kuriuos čia galima eiti ir nueiti iki geležinkelio muziejaus. Na, mes šią kelionę baigėme šiandien. Iki kito karto.